Stulevičius, atgal Aleksandras Šušnieras. Ir Šušnieras labai ilgai su kamuoliu nesiskiria. Po to perdavimas į kraštą Pilotui. Pilotas dešiniuoju kraštu į baudos aikštelę. Smūgis galva Pilotui. Rezultatyvus perdavimas, o pirmasis įvartis įrašytas Aleksandrui Šušnierui. Jis pasižymi dabar 23 minutę. Galima sakyti, kad lygiai pusę pirmojo kėlinio pavyko atsilaikyti dainaviškiams, tačiau tik tiek. Ir čia dar vienas įvartis, kurį muša dabar atrodo Elivelto. Jam įvartis turėtų būti įskaitytas. Labai geras perdavimas iš krašto. Atrodo, kad Rytis Pilotas. Ir čia Edgaras Baranauskas Ryčiui Pilotui. Piloto perdavimas ir Šušnieras. Po to galimybė Tomui Dabkui. Dar vienas įvartis ir 3-0. Rezultatas šiuose rungtynėse. 52 rungtynių minutė. Pasipylė dabar tie įvarčiai į Dainavos vartus. Elivelto 50-ąją. O Tomas Dabkus nerungtyniaus. Jie lieka ant suolo. Šiandien tauposi galbūt jėgas kitoms rungtynėms. O čia dar vienas įvartis, kuris yra ketvirtasis. Na ir kas įdomiausia, kad tai yra įvartis, kurį pelno Edvardas Tamulevičius. Jam prireikė tiesiog nubėgti nuo aikštės vidurio iki baudos aikštelės. Galva kištelė Edvardas Tamulevičius ir tai yra įvartis. 12-ame ture, gegužės 8 dieną. Baudos aikštelėje dabar Pilotas krinta ir uždirba dar ir 11 metrų baudinį. Pat įvarčių iki šių rungtynių turėjo ir Elivelto. Dabar jau yra įmušęs 6 ir Lukas Kokanauskas. Jo smūgis įvartis yra pelnytas, visai į kitą kampą muša. Lukas Kokanauskas neįkrenta Donatas Mikučionis. Ir dabar jau 5-0. Toks rezultatas. O dabar perdamas į baudos aikštelę. Dar kartą vėl sumaištis prie Dainavos vartų. Ir Meškinio bandymas nuošalės vėl nėra. Ir Lukas Kokanauskas. Jo dublis. Muša Lukas Kokanauskas 2 įvarčius dabar. Vieną po kito. 74 rungtynių minutė. Ir rezultatas tampa jau 6-0.